Krepšinio klubo Dzūkija taikiklyje legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. 27 metų 190 cm amerikietis Jamesas Lewisas praėjusį sezoną žaidė Meksikoje, kur per rungtynes pelnydavo vidutiniškai 19 taškų. 2011-aisiais žaidė Suomijoje. Sekmadienį atvykęs į Lietuvą, jau pirmadienį amerikietis dalyvavo Dzūkijos krepšinio klubo treniruotėje. Dėl ilgos kelionės jaučiausi pavargęs. Skridau iš Los Andželo į Maskvą, ten teko palaukti 7 valandas, tad kelionė truko 24 valandas, kol sekmadienio naktį pasiekiau Alytų. Apie Lietuvos krepšinį žinau nedaug, prieš atvykstant paskaičiau internete, būtų šaunu čia žaisti. Šiandien pirmą treniruotę susipažinau su vaikinais, viskas atrodo neblogai. Po pirmos treniruotės komandos treneriui Mario Primoracui žaidėjas iš Los Andželo paliko neblogą įspūdį. Kol kas vertinti jo galimybių negaliu, kadangi jis ką tik atvyko, bet ką pamačiau, galiu pasakyti, kad tai geras žaidėjas. Mes ieškome lengvojo krašto, jis galėtų ten žaisti, bet jo ūgis ir svoris neįtin tinka šiai pozicijai. Jamesas galėtų žaisti pirmoje ar antroje pozicijoje, kadangi turi gerą metimą. Greitas žaidėjas, gali atlikti perdavimus, gerai ginasi. Šiuo metu Dzūkijos klubą laikinai papildė treneris Vytautas Valiulis. Artimiausios draugiškos rungtynės alytiškių laukia jau šį sekmadienį Šakiuose su Vietos Zanavyku. Pirmadienį Šakių krepšininkai viešės Alytuje, kur 19 valandą juos priims Dzūkijos krepšininkai. Įėjimas į šias rungtynes Alytaus sporto rūmuose nemokamas.